Dar vienas įdomus dalykas, kad čionais gale yra vieta kolonėliam. Kaip ir. Bet čia nieko nėra paėmės. Tai vadinasi, jie naudoja tiesiog turbūt tą patį plastiką pagal skirtingas komplektacijas, nes gale kolonėlių nėra, priekinių duryse kolonėlių nėra, tik tai priekiniai paneliai 2 kolonėlės ir viskas. Tai paskambinau su bičiu ir sakė, jo, eidavo čionai pravodkę, eidavo laidai, kolonėlės ir kolonėlės. Tai paprašiau, kad didėtų. Labai įdomu bus pabandyti susidėti. Ir galbūt šitą mašiną leis muziką normaliai, o ne kaip dabar, kai važiuoju su ausinėm, kurios yra noise cancelling, nes fucking tiek daug garso, kad nahui. Aišku, ir muzikos nebuvo, nes viskas išdegė. Bet čia sutvarkysim. Ir priekyje noriu oranžinių posūkių. Jo, balti jie eidavo į aukštesnės komplektacijas. Bet balti posūkiai biški tą snukelį tokį biški palygina. Neatrodo jis taip įspūdingai. Aišku, šiaip neatrodo įspūdingai. Bet man antras golfas įrodė, kad jeigu įdedi oranžinius posūkius į snukai, nes būdavo juodi, iš karto matos mašinos bruožai, charakteris biški išsiryškina, žinai, šūdai. Tai štai mašinai irgi noriu dėti oranžinius posūkius ir bus oranžinių posūkių gang.